Sveiki gerbiami žiūrovai. Šiandienos tema bus supratimas, kaip visuomenė programuoja vyrą ir ar tikrai moterims reikia pinigų, reikia gražaus kūno ir visą tą nesąmonę, kurią jums rašo laikraščiai, medijos, jūs programuoja, kokie jūs turėtumėte būti, kad patiktumėte moterims. Gerai, pradėsim nuo sportiškų kūnų. Pastoji matau tų žurnaluose reklamas sportiškas vyrų kūnas ir ale kažkokie esantys šalia modeliai, žinai, moterys. Tai netiesiogiai persiduoda žinutė, žinai, jeigu tu turėsi sportišką kūną, tai tą vadinamą six-packą tu turėsi moterį. Visiškai yra nesąmonė. Toliau, jum taip pat nori įskiepti tokį dalyką, kad moterys nemėgsta sekso. Dar viena yra nesąmonė. Jums taip pat nori įskiepyti, kad be pinigų tu negali turėti moters, tau reikia turėti pinigų. Ir tada tu gausi moterį. Čia yra viską nesąmonė. Ir gerai, dabar pradėsim nuo tų pinigų. Moterys pačios užsidirba tų pinigų ir jos pačios save gali išsilaikyti, gali savo leisti, gyventi ir nereikia joms tų tavo pinigų. Moterims nereikia tų tavo gražaus kūnų. Kad tu ten būtinai tą six-packą turėtum, kad tavo pečiai platus būtų, kad tavo bicepsas būtų super, kad tu atrodytum nerealiai, nereikia jam to. Ko reikia moterims? Reikia savybių vyrų, pasitikėjimo savimi. Ką tai reiškia? Tai dabar žiūrėk, ne, pavyzdžiui. Aš dar gerai atsimenu, kai naktinių žaidimų DVD pasakojau. Tai yra, žiūrėk, vyro patrauklumas lygų vyrų vertė. Kuo aukštesnį vyro vertė, tuo aukštesnis patrauklumas. Ir esmė, kad vyro patrauklumas, tai yra trauka, ji kinta nuo vyro elgesio. Tai jūs turit vyras suprast, kad yra ne tas pats, pavyzdžiui, kai jūs pamatot moterį, jinai yra labai graži ir jums iš karto trauka ir laikusi visą laiką. Pas moteris yra skirtingai. Jūs negali tave pamatyti, tu turi six-packą, tu gerai atrodai ir trauka iš karto va taip ir lygiai eina moteriai. Jinai laik tau jaučia trauką. Nėra taip. Negali moteris taip pat trauką taip paus. Tu esi milijonierius, tu turi daug pinigų ir trauka vienodai laikosi. Neina moterims, jos yra skirtingus, kitokius, jūs turi tai suvokti. Dabar kaip gaunasi pas moteris tas traukos jausmas, kaip jūs jaučia tą traukos jausmą. Kai tu prieini prie moters, kai tu su jie bendrauji, nuo tavo elgesio, nuo tavo veiksmų, ta trauka keičiasi. Arba jinai leidžiasi žemyn, arba kyla į viršų. Ir kokie tie elgesio modeliai kelia tą trauką į viršų. O tokie, kai tu būni užtikrintas. Kai tu pasitiki tuo, ką tu šneki, kai tu esi užtikrintas, kai tu elgiesi užtikrintai, kai tu nebijai klysti, kai tu esi nemelagis, nesi tas geras berniukas. Tai geri berniukai, jie tik tais bando įtikdami moteriai patikt, bet jie yra melagiai. Iš esmės jie niekada sumet bijo pasakyti, kad lemba, žinai, tu man žiauriai graži, žinai, noriu aš tave išdulkinti šiandien. Bijo tai pasakyti, supranti, nes jie bijo reakcijos iš moters. Tai va, realiai vyro vertė, tai yra vyro potraukio sugebėjimas, kūrimas laiko tarpe ir kad kiltų į viršų, va, kur jūsų vertė ir vyra ieško to, gal pinigų turėsi, tai gal tą ir vertę trauką išlaikysi į viršų. Ir visi, va, pavyzdžiui, tos ir technikos, ką mes mokinam knygose, DVD parašyta, tai yra, kad tu padarytum be pinigų ir be išorinių dalykų, kad ten, žinai, užsisportuotum dar, žinai, prisidėtum kažką tais. Kad tu sugebėtum tą vertę išlaikyti, suprantis, kelt tik tais. Dabar, pavyzdžiui, aš gerai atsimenu, kai naktinių žaidimų DVD aiškinau, kaip merginą suvilioti naktinėme klube ir kaip aiškinau, kai tu prieini prie moters, tu matai klube, tu niekada negali prieiti neužtikrintai. Nes jos visą laiką testuoja, ar čia alfa prie, ar čia ne. Ir tu prieini neužtikrintai, žinai, nepasitikrini savimi ir jinai iš karto, žinai, kiekvienas apsimetėlis lopas gali būti tas alfa, supranti, joms reikia patikrinti. Jos pradeda specialiai, netgi dieniniam žaidime užkalbini moterį, jau specialiai mėgsta daryti, eit nuo tavęs toliau. Eit nuo tavęs žiūrėti, ar tu vysiesi, tai yra būsi užtikrintas, vis tiek stabdysi, vis tiek su ja bendrausi, ar tu išskysi.
ir tu nekalbinsi jos toliau. Va taip jos žaidžia, suminiai. Ir tada žiūri, kaip keičiasi laiko. Jeigu mes turim grafiką, ne laikas, čia yra tavo potraukis, tai yra vertė, tų lygų vertė iš evoliucijos. Ir va žiūri, tu priėjai pirmas laiko taškas, ane, kaip keičiasi. Ir jinai žiūri nuo tavo smulkiausių veiksmų, mažiausių. Kaip tu elgiesi ir ta trauka arba leidžiasi į viršų, leidžiasi į apačią arba kyla į viršų. Va, į ką jums reikia koncentruotis. O ne ką va, dabar aš turiu pinigų, turiu namą pasistatęs, turiu apsirūpinęs, priėjau, mano vertė aukšta ir man nieko nereikia daryti. Ir turi ta vertė išlikti. Tai jūs galvojate taip, kaip jums atrodo. Jinai karšta, tu prie ir tu jauti pastoviai tą potraukį, jei nes tu žiūri jos koją užpakalį krūtinę ir tau trauka išlieka. Bet pas moteris nėra to. Jos neišvaizda vežasi nuo jūsų vyrai. Neišvaizda traukia moterį. Pamirškit, tas čia yra, tuose žurnaluose rašo visišką nesąmonę. Tai yra, kad, sakau, įdeda vyrų modelių nuotrauką ir gražias moteris. Ir vyrams netiesiogiai siunčia žinutę, kad tu turi toks būt modelis, gražiai atrodyti, gražiai apsikirpęs, susišukavęs, pasportavęs, turėti atletiškų, tada turėsi moterų. Čia viskai yra nesąmonė. Tu turi turėti elgesį vyru, kurio elgesys laiko tarpe, kai elgesi kyla į viršų tą trauką, va, ką mes mėtai. Tai vat, kai būdavau klube, aš gerai atsimenu, kai aš ateidavau į klubą, aš tiesiog atsodavau, atsimenu, per vidurį, nužvelgdavau tą aikštelę, specialiai žiūrėdavau tiesiai moterim į akis ir išsirinkdavau man gražiausią, man labiausiai patinkančią patrauklę, prieidavau drąsiai prie jos ir aš neleisdavau jai nuspręst, ar jinai su manim šauks ar nešauks. Aš netiesdavau ranką, va. Tu šauksies ar nešauksi su manim, neprašydavau. Aš tiesiog pasimdavau ją iškart, užkišdavau ranką už jos gal nugaros ir pasitraukdavau, pasimdavau ją. Ir aš pradėdavau su ją šokti. Ir viskas. Aš šokdavau, skydavau, dabar einam sėstis, stumdavau ant jos, priklausomai nuo to, ko aš noriu, ar ilgalaikių santykių, ar vienos nakties nuotykių, atitinkamai bendraudavau, atitinkamai toks būdavau. Ir jom neįdomu būdavo, kokią aš mašiną vairuoju, kiek pas mane pinigų, jūs pačios man kokteilius pirkdavau. Jūs pačios manęs klausinėdavo, iš kur tu išmokai taip šokti, kas tu toks čia šaukėjas, iš kur tu čia, kaip čia taip įmanoma, kaip čia taip šoki. Pačios klausinėdavo, pačios ir permėgaudavo. Nes kodėl? Mano vertė buvo ne materialiuose dalykuose ir ne kūne, kaip aš atrodo, o mano vertė būdavo, kaip aš elgdavausi laikų tarpe. Ir aš elgdavausi užtikrintai, pasitikinčiai savimi, kalbėdavau tai, ką reikia kalbėti, ir dėl to trauka visą laiką kildavo, ir kai kaisdavo, jos emocijos užsisukdavo. Ir dabar apie emocijas, kaip užsisuka moterims emocijos. Turit vyrai suprast, kad moteris nėra jūs. Jūs pamatot karštą moterį, jom iškart kaip elektros jungtuką jūs nuspaudžiat, va, norit jūs jos, jom jinai pat. O moterim nėra taip. Jie pamato vyrą, jisai gražus, atrodo gerai stovi, pasitikinti savimi, bet ji negali dabar jam jaust traukos iškart. Jai reikia prieiti prie jo, ar kad jisai tiesiog susipažint su jo, bent minutę pabendrauti, pažiūrėti, kaip jisai elgiasi. Ir nuo tada, iš karto tada arba mušasi ją pačią trauką ir jinai nenori jo, sako, arba kyla į viršų. Tai va. Dabar kodėl visuomenė jums nori parodyti, kad va, jūs turit pirkti naują automobilį, jūs turite eiti sportuoti, sporto klubą, nekalbint moterų gatvį, nebendrautomis, bet sportuot, siekt, kad tu turėtum, žinai, tą vadinamą grūdaką, presą, kad tu turėtum gerą automobilį, namą pasistatęs, išteklių, žinai, taip tą vertę turėsi. Bet kiekviena draugystė nuo ko prasideda, nuo sekso. Tu pirmą permėgau turi su moterim. Ir kiek mes turim visuomenėje pavyzdžių, kada vyras yra, kuris vos nebando įtikinti moterį perskelti į Norvegiją gyvent, su juo, vat yra namas, sako, bus tau darbas. Tu, sako, nerealiai gerai gyvensi. A čia kažkoks prie vos ne bomžas, suvilioja, permėgo, jinai būna su tuo bomžu. Tai kaip šitą paaiškinti?
variantą. Nu, sakau, kai marozą ten permėgau, žinai, bet tas mokiai vyriškai elgtis. O tas anas geras berniukas bandė į šikną, jai lysti, išlaižyti šikną, žinai, kad tokiu būdu jis ją prisitrauktų. Tai kodėl taip yra? O todėl, ką paaiškinau šiame video, kas turėjo ausis, tas suprato mane.